Esu pastebėjusi, kad ypatingai moteris, bet būna ir vyrai, bijo skirtis dėl gėdos jausmo. Jiems yra gėda. Gėda, ką pasakys kaimynai, ką pasakys draugai, kodėl čia išsiskyrė. Netgi kartais yra sudėtinga ir gėdinga kalbėti apie neištikimybę. Tarkime, kad santuoka nutraukta galėtų būti dėl neištikimybės ir žmogui gėda apie tai kalbėti tiek teisme, tiek savo advokatui gėda prisipažinti tokį dalyką, jis pats lyg tai būtų kaltas. Taip pat esu pastebėjusi, kad kartais moteris gėdijasi pasikeisti pavardę į mergautinę. Aitė, Ytė, kad būtų irgi atrodo gėdinga, kad žmonės sakys, kad tu čia senmergė, tau va čia 50, 60 ar kažkiek ir čia dabar tu Ytė, Aitė ar dar kažkokia. Tai kaip, Laura, galvoji, ką tu galėtum apie tai pasakyti? Nu taip, gėda aplamai tas jausmas, kuris yra labai klampus, labai sunkus yra ir žmonės patiria gėdos jausmą iš tikrųjų labai intensyviai. Tai veda į didžiulę izoliaciją, atsiskyrimą ir sukuria iš vis daugelįpę tokią problemą, nes žmogus nori šalintis nuo kitų. Jisai užsidaro, jisai tarsi netenka senų draugysčių, atsitraukia nuo socialinio viso savo rato ir vienas pats bando išgyventi šitą gėdą. Ir iš tikrųjų gėda yra tas jausmas, kuris yra toksai, kaip aš vadinu, daugiasluoksnis, daugialypis, daugiadugnis, kaip aš net vadinu. Po gėdą slypi dar ir kitų labai stiprių jausmų. Ir čia yra labai svarbu apie tai kalbėti ir žmogui pačiam susivokti, o dėl ko man yra gėda? Kame man yra gėda? Vat, kaip tu sakai, gėda kalbėtis ar ne, arba aplamai pripažinti, kad aš skiriuosi. Taip. Nes čia yra, įsivaizduokit, koks tai yra labai rimtas ir atsakingas sprendimas tavo gyvenime. Tai reiškia, kad tu turi pirmiausia pats savo pripažinti, kad kažkas nepavyko, kad galbūt kažko nepastebėjai, galbūt prieš kažką užsimerkėjai, ar ne, arba kad tu tiesiog to nemokėjai daryti, kurti santykio, ar ne. Tai čia yra, atsiranda tokie dalykai, kur po ta gėda slypi dar kažkas daugiau ir tikrai tai nėra labai lengva, net pačiam turbūt, su savimi išbūti ir savo tos labai tokius stiprius klausimus atsakyti, bet tikrai labai verta tai daryti. Ir čia iš tikrųjų kartais nuo tokių labai intensyvių jausmų kaip gėda, kaltė, baimė, ar ne, mus įveda į tokį tunelinį mąstymą, kad atrodo mes nebepajėgūs išspręsti, pasirenkam vis dėlto kažkodėl šitoj būsenoj būti, nors tikrai galima iš to išjudėti. Galima išjudėti su specialistų pagalba, kartais tai yra su draugės pagalba, ar ne, kad išsikalbant, bet jokių būdų neizoliuoti save nuo išorinio pasaulio, nes mes taip atimam iš savęs galimybės iš šitos būsenos išjudėti. Aiškus patarimai, kreipkitės ar į specialistus, į draugus arba patys tiesiog susivokite apie ką. Apie ką ta gėda yra. Iš tikrųjų, gal tame jokios gėdos, gėda tai normalus jausmas, bet ar tikrai turi būti gėda? Ar tikrai turi būti gėda? Labai gerai pasakei.